kaip rankšluostį panaudoti, kad jis pagražintų jūsų taliją, o ne priešingai uždengtų jūsų taliją. Tai imame rankšluostį. Pirmiausia, laikome taip ir paimam, pakeliame, ištiesiame kojas. Ir tai labai paprasta. Uždengiam, atidengiam. Uždengiam, atidengiam. Jeigu norite sunkiau, tai sumažinkite atstumą tarp rankų ir vat, jau galit truputį pasunkinti pratimą. Antras pratimas būtų paimti rankšluostį ir jį susukti taip, kad jums būtų patogu laikyti. Taip, kad pakeliame, vėl atsisėdame į tokią padėtį ir paimam ir taip dėliojame. Ir antras pratimas būtų atsigulame. Aišku, būtų geriau, kad atsigulčiau ne Vilniuje, o kokiai nors Ispanijoje paplūdimyje, bet tiks ir taip. Paimame rankšluostį, kojas sulenkiame 90 laipsnių kampu, ištiesiame rankas ir padedam rankšluostį, nuleidžiam. Paimam rankšluostį, vėl nuleidžiam. Matote, kojas nenusileidžia, jis yra 90 laipsnių kampu. Ir šios pratimus atliekame po 15 kartų. Tada nueiname, išsitiesiame rankšluostį, pasidabiname gražiausių maudymosi kostiumėliu, kurį rekomenduoja Agnė, ir atsigulame. Ir tada jau galime mes lepintis saulės voniomis.